Ar žinai, kodėl Pomni ir Ribbit blakstienos yra tokios pačios? Ką reiškia šie jų pirmųjų dizainų eskizai iš nuostabaus skaitmeninio cirko? Pradėkime nuo Pomni. Esu tikras, kad niekas nesitikėjo pirmojo Pomni dizaino. Ar galėjote įsivaizduoti, kad Pomni galėjo būti varlė? Taip, draugai, nors tai skamba gana beprotiškai, pirmasis Pomni dizainas buvo paremtas liekna varle ir netgi turėjo būti varlė patinas. Ši idėja buvo tokia rimta, kad Gooseworks nusprendė jį pavadinti Frogni. Jis turėjo turėti juodų ir mėlynų juostų dizainą. Gana šiurpu. Tačiau kažkuriuo dizaino metu pati Gooseworks suprato, kad varlė neturi nieko bendro su skaitmeniniu cirku. Taigi ji perdizainavo visą šį personažą ir sugalvojo juokdario idėją. Keisčiausia, kad jis iš varlės patino tapo mergaitė juokdarė. Tačiau varlės dizainas nebuvo visiškai atmestas, nes manoma, kad Ribbit dizainas buvo įkvėptas šio pirmojo Pomni dizaino. Kadangi Ribbit akys ir blakstienos yra identiškos Pomni. Tačiau paskalos tuo nesibaigė, nes net tada, kai Pomni dizainas jau buvo beveik paruoštas, vis tiek buvo pakeista viena detalė, kurios niekas nepastebėjo. Ir tai buvo jos pirštinės. Iš pradžių jos buvo atvirkščiai. Kairėje pusėje buvo raudona spalva, o dešinėje mėlyna. Tačiau vėliau nusprendė jas sukeisti, kad derėtų su jos drabužiais ir batais. Todėl pilotinėje serijoje ji jau pasirodo su mėlyna pirštinė kairėje ir raudona dešinėje. Tačiau įdomu tai, kad šio epizodo pabaigos titruose galime pamatyti Pomni su jos ankstesniu dizainu prieš šį pakeitimą. Ar žinojote, kad Kofmo iš pradžių turėjo būti kur kas svarbesnis nuostabiame skaitmeninėme cirke? Iš tikrųjų, jis nebuvo tik klounas, kuris tapdavo abstrahuotas ir tiek. Buvo sumanyta, kad jis turės daugiau vaidmens kituose epizoduose. Nes jis ir Pomni turėjo būti pagrindiniai šio cirko veikėjai. Dėl šios priežasties Kofmo buvo klounas, o Pomni juokdarė. Nes abu jie labai gerai atspindėjo skaitmeninį cirką. Netgi jo pirminis vardas buvo Kaufmanas. Ir tai galime pamatyti viename iš eskizų, kur Ragata jį taip vadina. Ir tuo pačiu galime įsitikinti, kad jis turėjo gilesnį vystymąsi. Kadangi Kofmo jau buvo sukurtas, kai Gooseworks sukūrė Jaxą, jis suprato, kad violetinis triušis atrodo atlieka tą pačią rolę kaip vargšas klounas. Gooseworks nusprendė atsisakyti Kofmo ir pasilikti Jaxą. Mat klounas turėjo turėti panašią istoriją kaip ir Jaxas. Jaxas yra vienas iš veikėjų skaitmeninėme cirke ir patyrė vienus keisčiausių pokyčių. Nes jei Pomni iš pradžių buvo varlė patinas, o vėliau tapo ta Pomni, kurią pažįstame, tai Jaxas iš pradžių turėjo būti visiška mergina. Taip, draugai, Jaxas turėjo būti mergina. Ir iš tikrųjų, tai mums patvirtino pati Gooseworks, kai kažkas jos paklausė, kodėl viename iš Jaxo eskizų buvo blakstienos. Ir iš tikrųjų, Jaxas yra vienas iš tų personažų, kuris turėjo daugiausiai dizainų prieš galutinį variantą. Matome, kad kai kurie iš jų panašus į tą Jaxą, kurį pažįstame. Bet taip pat turime ir gana keistų variantų. Nes pažiūrėkite, netgi turime Jaxą su viena akimi. Bet leiskite pasakyti, kad šie dizainai nebuvo tiesiog pamiršti, nes 8 serijoje galime pamatyti tą Jaxą su viena akimi, abstrahuota, lygiai tokį patį kaip šiame eskize. Na štai. Kalbant apie šiuos keistus dalykus, kodėl beveik niekas nekalbėjo apie šią koncepciją, kur Jaxas sako, aš įsimylėjęs tavo suknistą kūną. Ar jis tai sakė Zubeliui? Nežinau, Rik, palieku jums tai kaip namų darbą. Iš tikrųjų, Jaxo balsui Gooseworks norėjo, kad jis būtų įkvėptas Raggedy Andy personažo. Žiūrėk, mes turime vardus. Tavo yra Raggedy Ann, o mano Andys. Tačiau Kovacas nenorėjo tiesiogiai to kopijuoti, todėl pridėjo ciniškesnį, pašaipų ir vulgaresnį balso toną. Ir taip gimė nepakeliamas Jaxo balsas. Na, draugai, visas šio psichopatiško triušio dizainas buvo stipriai įkvėptas Popio iš Poppy the Performer, taip pat kai kurių dalykų iš Rodžerio triušio. Ragata vos negavo vardo Ragata. Taip, draugai, iš pradžių Gooseworks norėjo, kad ji būtų vadinama Emmy. Ragata buvo Emmy. Ragata buvo vadinama Emmy, bet tada maniau, kad tai nėra taip šaunu. Maniau, kad Ragata yra geriau. Tačiau prieš pasirodant pilotui, ji nusprendė pakeisti vardą ir niekada tiksliai nepaaiškino, kodėl. Ir įdomu tai, kad skirtingai nei šie kiti personažai, Ragata nepakeitė savo dizaino. Jos išvaizda išliko beveik tokia pati nuo pirmųjų eskizų iki galutinės versijos.
Tačiau jie atsisakė gana keistos ir keistokos idėjos. Gooseworks turėjo idėją šiai lėlei iš skudurų. Ji planavo įdėti į vidų pliušinius organus. Ir kiekvienoje scenoje, kurioje ragata būtų sudraskyta, matytume, kaip skraido daugybė pliušinių organų. Na, bet bent jau galime matyti, kad kai kuriuose iš šių senų dizainų ragata atrodė dar saldesnė ir nekaltesnė, kaip tipiška vaikiška lėlė. Zubel dizainas neatsirado šiaip savo. Jo dizainas kilo iš trikampės formos, kurią Gooseworks naudojo dar prieš nuostabųjį skaitmeninį cirką. Iš tiesų kažką labai panašaus galime pamatyti senesnėse animacijose, tokiuose kaip Elaine iš Bounty Hunter, Ghost of the Year ir The Darned Boxman Show. Taigi Zubel ir jo dizainas jau yra šio Gooseworks stiliaus dalis. Ir jei niekada nepastebėjote, Gooseworks niekada nelaiko dizaino visiškai pastoviu. Daugelis jo kūno dalių keičiasi skirtinguose epizoduose. Netgi galime pamatyti šiuos pokyčius nuotraukoje, kurią jis turi ant savo durų skaitmeninėme cirke. Ir Gasas Gooseworksas yra sakęs, kad tai visiškai tyčinis dalykas. Tai labai logiška, nes Zubel personažas yra įkvėptas žaislo vadinamo Solo A Go Go, kuris iš esmės yra keletas plastiko detalių su keistu ir abstrakčiu dizainu, kurias gali surinkti ir pritaikyti pagal savo norus. Ar kada nors pagalvojote, kad Keinas iš pradžių galėjo jums sukelti košmarus? Žinoma, draugai, jo pirmasis dizainas turėjo pernelyg realistiškus dantis, ne tokius labiau animacinius dantis, kokius žinome šiandien. Iš tikrųjų, visa skaitmeninio cirko atmosfera atrodė daug baisesnė ir tamsesnė. Vėliau buvo dar keistesnis Keino dizainas, kuriame jo akys net nebuvo burnos viduje, jos buvo virš jos. Ir žinoma, jis atrodė daug keisčiau nei galtinėme savo dizaine. Dizaino, kurį mes žinome metų, Gooseworks pasirūpino, kad Keinas išlaikytų tą gana perdėtą ir chaotišką išvaizdą. Tačiau jis vis tiek išlaiko vieną gana įdomią detalę. Jis turi heterochromiją. Tai reiškia, kad jo akys yra skirtingų spalvų. Beje, ar žinojai, kad jo žalia akis vadinasi Jeffris? Tačiau Kaino paskalos to nesibaigia, draugai, nes jo vardas gali būti žodžių žaismas. Ir tam turime dvi galimybės. Kad jis kilęs iš žodžio kaninas, kaip iltis, arba iš novokainas, kuris yra vaistas, kurį naudoja odontologai, kad neskaudėtų, kai tau ištraukia dantį. Ir pabaigai, kartą Gooseworks juokavo apie tai, ką reiškia raidės sudarančios vardą Kainas. Ji pasakė, kad angliškoje versijoje tai reiškia Creative Ass Insertion Newlywed Experience. Išvertus į ispanų kalbą tai reiškia naujavedžių patirtys su kūrybingu užpakalio įkišimu. Bet aš manau, kad ispaniškai geriau skambėtų kaip Creación de aventuras e inserción de nalgadas experimentales. Kane. Aš žinau, kad Kingeris mums atrodo vienas iš nekalčiausių ir draugiškiausių skaitmeninio cirko personažų. Tačiau nemanau, kad būtume taip galvoję apie jo pirminį dizainą. Ne, nors jo dizainas beveik nepasikeitė, buvo gana keista versija, kalbant apie jo akis. Jos buvo tiesiog neprasme priklijuotos prie jo šachmatinės galvos, tarsi tai būtų buvusi radioaktyvi mutacija. Ir nors tai skamba kaip gana nereikšmingas pokytis, vien ši detalė suteikė vargšui Kingeriui gana bauginančią aurą. Vėliausiai Gooseworks nusprendė, kad akys liks plūduriuojančios, kaip ir jo rankos. Taip ir liko galutinėme jo dizaine, suteikdamos dar absurdiškesnį atspalvį. Na, o pabaigai turime Gangą. Galiu pasakyti, kad tai vienas iš personažų, kuris beveik visai nepatyrė jokių pokyčių. Jis išliko praktiškai toks pat nuo pat pradžių, nes Gooseworks jau buvo visiškai apibrėžęs jo dizainą. Tai tiesiog kūnas iš juostelių su komedijos kaukėmis. Vienintelė įdomi smulkmena, kurią turime apie Kangolą, yra jo kambaryje. Kai mums parodo jo kambarį nuostabiame skaitmeninėme cirke, galima pamatyti, kad jis turi ilgą komedijos kaukių kolekciją. Tačiau tarp visų šių kaukių galima rasti vieną, kuri labai panaši į veidą be veido iš trumpametražio filmo, kurį Gooseworks sukūrė prieš nuostabųjį skaitmeninį cirką. O kaip dėl Sportsys, restoranas, kurį matėme 4 serijoje? Iš tikrųjų, Gooseworks pasidalijo, kaip turėjo atrodyti originali vyro, kuris, kaip manoma, sukūrė restoraną išvaizdą. Iš pradžių jis turėjo būti bulvė su akimis, kuri netgi turėjo keletą skirtingų dizainų, tačiau atrodo, nei vienas iš jų kūrėjai nepatiko. Iš tiesų, viename įraše ji pati pasakė, kad galiausiai nusprendė šį personažą padaryti panašų į pulkininką iš KFC. Ji taip pat pasidalijo, kaip atrodo oficialus Sportsys restorano žemėlapis. Čia galime matyti, kad Sportsys buvo sukurtas pagal McDonald's restoraną, kuriame anksčiau dirbo Gooseworks.
Trečiajai serijai taip pat buvo sukurta daug koncepcinio meno. Pavyzdžiui, demoniškasis angelas, kuris netgi turėjo versiją su sparnais. Ir keli modeliai, kuriuose galime matyti jo išraiškas ir veidą, kurie akivaizdžiai pasirodė trečioje serijoje. Tačiau baisiausia yra tai, kad matome baisių personažų galvos papuošalų koncepcijas, kurios taip pasirodė tame epizode. Netgi matome, kad vaiduokliukas turėjo du skirtingus dizainus. Pirmasis buvo daug paprastesnis. Vidurinis buvo tas, kuris galiausiai liko epizode, o trečiasis yra nuoroda į memą apie tamsios odos vyruką, kuris slepiasi tamsoje ir šypsosi. Na ką, draugai, ar jūs žinojote visą tai apie nuostabaus skaitmeninio cirko dizainus? Lauksime jūsų komentaruose.